Kalėdų dienomis Lietuvos jūrų muziejus dirba ir labai laukia savo lankytojų, nes lankytojus pasitiks su dovanomis. Iš tikrųjų, tai bus ir tikros dovanos. Kiekvienas lankytojas bus apdovanotas mūsų muziejaus leidiniais ir tikriausiai didžiausia dovana tai yra medūzos, kurios bus ir pristatytos lankytojams šį savaitgalį. 9 medūzos, taškuotusios medūzos, atkeliavo pas mus prieš mėnesį iš Gdynės akvariumo. Mūsų biologas Saulius Karalius jas parvežė paprasčiausiame plastikinėme maišelyje su akvariumo vandeniu. Ir dabar jos jau aklimatizavosi ir pasirengusios būti ekspozicijoje. Dabar medūzos dar nedidukės. Jų skersmuo siekia nuo 2 iki 6 cm. Per keletą mėnesių jos padidės dvigubai. Šios medūzos yra ypatingos tuo, kad ant jų kūno išryškėja balti taškai. Dabar dar jie nepakankamai ryškus, bet jau gerėjant sąlygoms, jos atsiskleis mūsų lankytojams visų savo grožiu.